Guys, sveiki atvykę į mano vlogą. Perkraustėm vaikus į kitus. Kai tu dirbai šiandien? Sėmiau plaukus, garbanos tai tikrai dabar gražesnė su šituo. Influencerė susitiko. Jau taip kažkiek. Labą dieną, labas rytas ir sveiki atvykę į naują vlogą. Šiandien yra rugsėjo 1 diena. Šiaip jau Emilijos 3 diena mokykloje, nes čia vaikai pradeda anksčiau eiti į mokyklą ir daug vėliau baigia mokyklą vasaros atostogom. Bet sugalvojom šiandien jums pavlogit mūsų dieną. Ir ką aš su Julium veiksiu, kol nebus Emilijos. Tau reikia parodyti, ką tu darai be manęs. Gerai, parodysiu tau, ką aš veikiau be tavęs. Aš jau žinau vieną dalyką. Ką? Nešiu Katę pas daktarą. Jo. Vešim Leilą pas daktarą. Leilą kastruosi. Sterilizuosim tiksliau, kad daugiau nebebūtų beibių nenorimų. Emilija, kaip jautiesi eidama į mokyklą? Gerai, bet irgi nelabai patinka. Kodėl? Man patinka būti namuose instead of mokyklą. Ką, Juliu? Eina, bet. Ne, čia ne mūsų. Aš noriu turėti mano Pokemon. Ką nori? Aš noriu turėti mano Pokemon kortelę. A. O Juliukas turi Pokemono kortelių? Jo. Turi? Iš kur gavai? McDonald's. Iš McDonald's. Jo. Baby. Julius ką tik turėjo breakdown, nes nepasiėmė savo kuprinės. Jau kai pusę kelio iki autobuso esam nuėję, jisai sumastė, kad jam reikia pasiimti jo kuprinę. Nors jis neina į mokyklą. O mes einam į autobusą per miškus. Kaip mes čia senai nėjom. Vasarą gal tik porą kartų mes pačiai, nors čia prie mūsų namų realiai. Jau ir lapų prikritusių yra, jau ruduo. Atvežėm Leilą. Draugai sakau, atvežk mane čia va prie durų. Laura atsivežė mane į parduotuvę, sakė, man žaisliuką nupirks. Pas mus parduotuvėse jau visur kalėdė. Staltiesės, man reikia staltiesės. Čia kad Erika užkast galėčiau. Man reikia staltiesės, bet visos čia su žvaigždutėm. Palava, šitą va, man atrodo. Tai kamerą ištraukia, Julius jau pozuoja. Ką čia valgiam? Cupcakes, šokoladas. Parodyk savo naują žaisliuką. Gali mane jungti? Ir šviečia. Ir išjungi. Mūsų televizorius sulūžo. Mes tik nusipirkom televizorių naują. Ir po mažiau nei mėnesio kažkas jam atsitiko. Man atrodo, gal Julius kokį kamuliuką jį pataikė. Tai dabar vėl seną atsinešėm. Ir kai esi pripratęs prie tokio didelio ekrano ir dabar tas mažiukas vėl toks. Perkraustėm vaikus į kitus kambarius. Emilija su Julium apsikeitė kambariais. Aš nežinau, ar esu nufilmavus Juliaus ir Emilijos prieš kambarį. Jeigu turiu, pasižiūrėsiu telefonę, tai dabar jums čia įdėsiu. Kas? Jūs apsikeisit kambariais su sese. Keisim sesės. Jo, čia bus sesės kambarys, o ten bus tavo kambarys. Gerai? Čia Juliaus kambarys. Taigi, perdažėm sienas pilka spalva. Užtrukom, kol išsirinkom pilką spalvą, bet čia jo lovytė, spinta, stalčiai, o čia jo žaisliukų kampelis. Ir Julius turi dabar labai daug vietos žaist. Toliau, dar čia va žaislų turim, aš nežinau, reikės kažkokius, gal jam kokią komodą nupirkti, nes dabar tiesiog sumesti jo žaislai čia. Bet nematomoj vietoj jis pats gali išsitraukti. Čia buvo mano senas nagų kambarys. Čia Emilijos lova, langas, reikės tą žaliusį šitą prikabinti. Čia jos stalas ir spinta. Dar čia pasikabinom rankų darbo makrame segtukams susisekti. Dabar net nežinau, ką man čia nuveikti. Kol Emilija mokykloje, Julius ramiai sėdi, žiūri televizorių. Nusipirkau parduotuviai, parodysiu. Pirmą kartą turbūt tiek mažai išleidau Home Bargains. Tik 18 svarų. Nors aliai nieko net nepirkau. Nupirkau Emilijai tokį.
Barbių apyrankių darimo setas. Mano Emilija bus patenkinta. Čia bus jos rugsėjo 1 dovanėlė tokia mažytė. Tada nusipirkau tokį, išdžiovinti ilgą, nes mūsų buvo gal 2 metų senumo ir labai apsineždavo, jis buvo su tokia guma ir ta guma labai apsineždavo. Aš kiek kartų bandžiau plauti, jis lyg ir nusiplaudavo, bet tada labai greitai vėl jinai apsineždavo. Nusipirkau šitą. Nusipirkau 3 labai skanės su sūrių bandeles, kurias jau suvalgiam su Julium ir Laura, ir nusipirkau staltiesę. Staltiesė tai ne kažką atrodo, bet... Man ta staltiesė tokia negraži ir reikėjo pasiimti medžiaginę, nes man medžiaginės daug gražiau atrodo, šita visa tokia susiglamžius, bet kas gerai, kad ją galima nuvalyti. O kai būdavo medžiaginės, su kiekvienu vaikų pavalgymu ją reikėdavo plauti. Tai reikėdavo kokius 3 kartus į dieną jai. Pagaudžiau Juliuką miegot ir atėjau į vonią. Rytoj pas mus atvažiuoja draugai. Tai reikia būtinai susitvarkyti vonios visą kambarį, kad atrodytų, kad aš kiekvieną dieną šveičiu namus. Nors ir kituose kambariuose sąvartynas, bet tualetas yra naudojamiausias dalykas. Tai kai draugai atvažiuoja, tai visada prieš draugam atvažiuojant mėgstu įsišveisti tualetą. Na ir šiaip toks kaip vonios kambarys, jis turėtų būti visada švarus ir higieniškas. Na ką, vonios tualeto dušo kambarys sutvarkytas. Dabar eisiu rūbus lankstyti. Ir dar dabar skalbiu rūbų. Rūbų skalbimas ir lankstamas niekad nesibaigia. Nors rūbų nelankstau kiekvieną dieną, bet jeigu lankstyčiau, man tiek daug jų neprisikauptų, bet tada kiekvieną dieną rūbus turėčiau lankstyti. O aš einu įsijungti greitai serialą, turiu pusę valandos, jau mažiau nei pusę valandos, nes 2:30 reikės išeiti į Emiliją pasiimti. Kaip greitai diena praėjo. Apie 5 valandą, kai Erikas grįž, važiuos pasiimti Leilos. Įdomu, kaip jai seksis ir kaip jinai jausis po viso to. Pasiėmėm Emiliją iš mokyklos. Emilija, kaip sekėsi tau šiandien? Gerai. Gerai. Sakė, negavo namų darbų. Tai labai patenkinta. Labai laiminga, kad negavo namų darbų. Kaip suprantu, namų darbai prasidės atsargėjami čia. Kaip suprantu, namų darbai prasidės nuo pirmadienio. Tai jau tada nelabai laiminga bus, o šiaip sakė, gerai sekėsi. O ką valgiai? Bulvytės fri su burgeriu. Na, bent vaikas skaniai pavalgė. Šiaip galvojame Emilijai padaryti taip, kad vieną dieną į savaitę jinai ims iš namų maistą, nes, kaip suprantu, vaikai, kurie atsineša iš namų ir kurie mokyklos maistą valgo, jie atskirai sėdi. Ir jos yra keletą draugių, kurias atsineša iš namų valgyt, tai jinai su jom labai nori sėdėti. Tai darysim vieną dieną į savaitę, nežinau kurią, pasižiūrėsim mokyklos meniu, kurią dieną jai nelabai tas maistas mokyklinis ir patinka, tai tada atsineš iš namų. Čia tau, Emilija, už tai, kad pradėjai naujus mokslo metus ir už tai, kad esi šaunuolė. Ačiū. Prašom. Ir čia labai didelė dėžė ir aš galvojau, jeigu jau kai sunaudosi ir kai pasidarysi čia daug vietos, galėsi ir savo susidėti šituos, kur turi, ne? Jo. Instrukcijos. Parodyk biškį iš galo? Kaip, čia turi būti earrings. Jo, kaip auskarus daryti. Žiūrėk. Ir čia va kaip supint, matai? Ačiū. Happy? O tai kodėl telefoną padėjai? Norėjau. Atsisuk, parodyk vėl tą veidą, kur daryti. Ne. Nori, parodysiu. Lygiai toks pat veidas, kaip ir čia. Norėjau parodyti, kokią mes visi, va Erikas grįžęs po darbo, bet kažkodėl švarus, tai nežinau, ar jisai dirbo šiandien. Aš video redaguoju. Julius erzina sesę, pas sesę draugė atėjo ir jis jom neleidžia ramiai žaisti. O tai tu dirbai šiandien? Erikas su Julium išvažiavo į parduotuvę ir, man atrodo, į degalinę. Tiksliai nežinau kur, bet išsivežė Julių. Aš einu kažką vaikam padaryti greitai valgyt. Einu pasižiūrėsiu, ką turim šaldyklę. Ką šaldytuvę turim. Šiaip aš su Eriku valgysiu. Kiek čia? 3 yra. Tokių čickenų. Ir tada Erikas važiuos pas mano draugę. Jinai man paskambino, sako, ar nori mūsų džekuzį. Sakau,
O kodėl tu ją parduodi? Sako, aš neparduodu, sako, aš tau ją atiduosiu. Aš labai apsidžiaugiu, tai Erikas po parduotuvės važiuos paims. Šiandien nemanau, kad aš spėsiu ją įsivalyti, bet rytoj įsivalyčiau ir tada sekmadienį vakare jau galėtume pleškentis. Šiaip smagu būtų dar stogelį virš jos turėti. Ir Erikas dar Leilą paėmė. Leila tokia visa apsinešus, bet viskas gerai. Iš karto bėgo pavalgyt, tada pamiegojo biškį, dabar vėl valgo. Šiaip sakė, viskas gerai praėjo, davė jai dar vaistukų nuo kirminų. Va, vargšė nuskusta. Bet sakė, nereikės grįžti išimti siūlių, aš kaip suprantu, jos ištirps pačios. Bet va, mūsų vargšė nuskusta valgo. Pasiėmiau iš šiltnamio vieną pomidorą, nes visi kiti neprinokė, tai pasidalinsim vienu pomidoru. Kas? Still got a hot tub. Draugė mano atidavė. Oh, Dacia. tai mes galim rytoj party. Ne rytoj, sekmadienį vakare galėsim įlipti. Nes jisai neturi ant viršaus, kur uždengti reikia. Ir kol prišils vandenukas, po to rytoj aš jį dar išvalysiu. Emilija labai apsidžiaugė, sako, iš kur mes gavom hot tub. Mes kažkada buvom išsinuomavę. Jo, savaitgaliai. Mačiute jos pastatė, ar Nusipirko. kiek kainavo? Daug. Jie turi daug pinigėlių. Labas rytas. Jau biški gailiuosi, kad aš jam tą kardą pirkau. Jo. Emilija, labas rytas. Einam tvarkytis. Vaikštau dabar su rankšluosčiu po kojom. Džiovinu grindis, nes išploviau grindis ir jos labai šlapios. Šiandien toks chill šeštadienis, net nežinau, ką nuveikti. Prasėdinėjau visą dieną, realiai nieko neveikiau. Šitie vakarai prieš Lidlo. Visai kavos norėčiau, bet šiandien jau 2 puodelius išgėriau. Ir mes jau visi žinom, kas mano kavos būna. Rankos dreba ir negera būna. Dabar, kol Julius miegam, galvau kažką su plaukais pasidaryti. Turiu tokį Color Wow Raise the Root. Šaknis turėtų labai gerai pakelt. Ir tada galvau susisukti plaukus ir įsidėti. Bent valandą su jais pasivaikščiot. Gal ilgiau laikys garbanas. Einu pamėginti kažką su plaukais pasidaryti. Nu va, išsiėmiau bigdukus. Vienintelis, kas buvo, tai šonas čia buvo per daug suspaustas. Tai čia mane kažką atrodo. O šiaip po sukimusi tikrai matosi, kad šaknis daugiau pakelta. Sakau, jeigu ne šitas, gražiai atrodytų. Dabar žiūrėsim, kiek laiko išlaikys. Nežinau,
kažkaip šitos va reikės paslėpti. Tragiškai atrodo šitas. Bet reikia išeiti, einam su Emilija į parduotuvę. Va, kas liko iš mano gražių plaukų. O kur tavo bigudukai dingo? Ką, išsiėmiau bigudukus. Gavau, kad ilgiau laikys. Žiūrėk, 3 vieną. valandas. Žiūrėk. Taip, nes čia va visas jisai toks sulinkęs. Ir va kitoj čia irgi palinko. O taip, tai... Nu, žodžiu, nieks neišlaikė. Ir visas volume dingo. Sakai, bent jau aš gražus? Turi sakyti, hey guys, sveiki atvykę. Hey guys, sveiki atvykę į mano vlogą. Šiandieną mes... ką mes šiandieną? Būsim gražus. Būsim gražus. Kaimynai išėjo. Aš metė, čia kaip gulintis spardyti, ne? Čia kaip žmogus, o Jonau, kur tavo batai? Viskas. Mūsų šeštadienio vakaras baigtas. Draugai išvažiavo, virtuvę apsitvarkiau. Dar svetainį į salą nusivalysiu ir bus viskas. Eisim miegoti. Pasisėdėjom, pažaidėm pokerį. Erikas laimėjo. Tai šeima turi dabar daugiau pinigėlio ir Erikas sakė, rytoj visiems steikų statys. Niekam nesakysiu. Nestatysi? Niekam. Tai saky, visiems steikus pirksim. Patikėt. Ai, tai tu čia visiems nelavai? Nu, parodyk. Nesipirk savo kažką gražaus. Lakauju. A, ne? Tuoj palauk, išjungsiu kamerą. Labas rytas! Kadangi vakar nesigavo man mano garbanos, šiaip gavosi, bet nei kiek neišlaikė. Šiandien nuėjau ryte į dušą ir sugavau šitaip susuk. Palaukiau, kol plaukai jau bus beveik sausi, dar biškį drėgni ir susisukau. Tai kas yra su šitu, labai greitai mano plaukai iš jo išlenda, tai reikia vis vėl Taigi, padarau vaikams valgyt, visi greitai susiruošiam, apsirengiam ir važiuosim pas draugę. Išsėmiau plaukus, garbanos tai tikrai dabar gražesnės su šituo. Šį plaukai išdžiuvę, bet aš jaučiu, kad man jos greitai tiesiog išsileis. Na va, praėjo koks gal 15-20 minučių ir garbanų beveik nebėra. Aš vis tikiuosi atrasiu kažkokį būdą, kad man laikytų garbanas. Galiu šitą į vlogą įkelt. Aš nepripisau. Influenceris susitiko.